Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki, mano rankose naujasis LG kompanijos flagmanas išmanus telefonas LG G4. Šiek tiek pasigrožėkime jo ir pakalbėkime, kodėl šis dalykėlis galėtų būti įdomus jums ir visiems aplinkiniams. Pagrindiniai naujojo LG produkto pranašumai yra ypač didelės raiškos ekranas ir kamera. LG G4 ekranas toks pat didelis kaip ir jo pirmtako LG G3, tačiau ketvirtadaliu ryškesnis ir net su 50% didesniu kontrastu. Kai kurios tikrai papirks ypač ryškus mėlynos ir raudonos spalvos tonai. Tačiau jei tai jūsų nejaudina ir netgi erzina, žinokite, kad galimybės sumažinti ryškumą nėra. Kvantinių taškų ekranas suryja trečdalį akumuliatoriaus energijos. Todėl nors ir gana nemažos talpos LG G4 akumuliatorius išsenka pakankamai greitai. Šis telefonas tikrai bus numeris 1 pasirinkimas tų žmonių, kurie tikrai mėgsta fotografuoti. 16 megapikselių fotokamera ir rankinis režimas suteikia galimybę daryti profesionalias nuotraukas. Rankiniu būdu valdomi nustatymai leidžia reguliuoti šviesumą ir tamsumą, fiksuoti greitus judesius, geriau fotografuoti esant prastam apšvietimui. Infraraudoniesiams spinduliams jautrus G4 spalvų spektro jutiklis stebi ir matuoja fotografuojamos scenos apšviestumą prieš užfiksuojant vaizdą. O selfie fanus pradžiugins net 8 megapikselių priekinę kamerą. Be to, yra funkcija, kuri leidžia fotografuoti ir save, ir žmonės, kurie stovi prieš tavo kadrą. LG G4 dažniausiai bando neaukoti nei vienos geros telefono savybės vardant jo dizainą. Todėl jame liko keičiama baterija ir išorinė atminties kortelė. Tuo jis pranašesnis už konkurentų Samsung flagmaną Galaxy S6, kuris sekdamas Apple minėtų dalykų atsisakė. LG į rinką išleisti telefonai turi dviejų tipų dangtelius. Tai yra plastikinius ir tikros odos. Kol visi konkurentai puikuojasi metalu ir stiklu, tikra oda yra išskirtinis LG G4 ženklas. Išmaniojo korpusas yra šiek tiek lenktas, todėl patogiai guli rankoje. Ant nugarėlės esantis mygtukai yra platesni, lengviau randami ir paspaudžiami nei ant šono. Ekranas atrakinamas jūsų susikurtu specialiu stuktelėjimo kodu. Pavyzdžiui, 4 kvadrato formą išdėstyti stuktelėjimai arba 2 ilgi, 1 trumpas stuktelėjimas per patį vidurį. Šis atrakinimo būdas gali ne visada suveikti, todėl yra lėtesnis ir netoks patogus kaip Apple piršto antspaudo skaitiklis. Natūralu, kyla klausimas, kaip greitai veikia išmanusis su kvantiniu taškų ekranu ir ar nestringa. LG G4 procesorius yra tik 6 branduolių. Todėl teigiama, kad tai yra optimaliausias variantas, bet iš tiesų jis tikrai yra lėtesnis negu jo konkurentai. Vis tik jis neatsilieka nuo savo konkurentų naujovėmis. Pavyzdžiui, galimybė matyti 2 langus vienu metu arba perspėjimais, kurie primena HTC Blink Feed. Jis pranešama apie orų pokyčius, rekomenduojamų kelionių maršrutai ir kita. Jau šiek tiek užsiminiau apie akumuliatoriaus pajėgumus. Šiuo aspektu LG G4 nenusileidžia nuo savo konkurentų. Jis irgi išsikrauna per dieną. Vienintelis pliusas, jei jums telefoną reikia šalia, o ne prijungto prie laido, išsekusį akumuliatorių galite tiesiog pakeisti kitu, pakrautu akumuliatoriumi. Manau, kad LG G4 turi ūgį ir smūgį. O kokia jūsų nuomonė? Lauksiu jos komentaruose. Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo.